Sveiki draugai! Tai šį kartą naujas video iš Žemaitijos. Esu čia prie vieno tokio ežero. Tai šiandien žygiuosiu nedaug, daugiau plaukiosiu su valtim. Pasiėmiau seną guminę valtį. Pabandysim pagauti lydeko ešerių ir pagavę įsikepti ant laužo. Taigi, kaip man seksis, kviečiu žiūrėti, bet prieš tai paspauskit laiką, užsiplanuokit, kas neužsiplanuavot. Be galo džiaugsiuos naujais Contribee rėmėjais. Taip pat dėkoju esantiems rėmėjams, ačiū spaudžiantiems laiką, komentuojantiems ir kviečiu į nuotykius gamtoje. Valtis biški leidžia, bet dasiputinėsiu plaukdamas. Gal nieko baisaus nebus. Visą rytą lijo, galvoju, ir apsiniaukė bus oras, bet kaip tyčia praktiškai vieno debesėlio. Nustovyklaut gerai, bet žuvim nežinau, kaip čia bus, ypač plėšriai. Nesu mėgėjęs per tokius orus giedrus gaudyti. Kokį guminuką užsidėsiu didesnį. Va, tokį užsidėsiu. Ežeras nėra didelis. Čia gal kilometras skersmuo, bet užtenka vėjui įsibėgėti. Žolė matyt. Baisiai neša tą valtį mano. Inkarą neturiu. Čia plaukiu, reikėtų šono biški, kad užuovėje būtų. Bandau pusiau velkiaut, pusiau spiningaut, nes čia gilis ir vėjas toks. Nelabai patogu ir kluot vienoj vietoj. Toks jausmas, kad gal ir snigt pradės, bet lyg ir naktį žada šalnas, bet toks geras šiaurys pučia. Plaukiu dabar į kitą galą ežero, ten kur vėjas mažiau užpučia. Įsitaisysiu ir pabandysiu ten pakeitaliot masalų ir pabandyti pagaudyti. Šilta nėra ant vandens. Va, plaukiu ten į tą pusę ežero. O čia toj pusė iš ten vat atplaukiau.
Lietus vis stiprėja, bet šiaip nėra apsiniaukę labai daug. Ilgai neturėtų lyt. Striukė mano tai neperšlampa, bet kelnes jau nepasėmiau, ką nors užsidengti. Kažkokia nesąmonė. Ryte užstrigo. Negaliu pasukti rankenėlės visai. Nei vieną, nei kitą pusę. Į neturiu svarbiausia nieko pasiėmęs ką išsiardyti. Mašinoj dar turi vieną rytę, bet reikia plaukti kitą krantą. Atstriginau rytę. Kažkas, matyt, buvo ar lindė, ar taip kartais užsikirta, nesuprantu. Tai kol kas dar neplaukiu į krantą, dar bandau pagauti. Dabar čia tokio žutekį. Atplaukiau, vietos aprimo. Bandysim čia pakeiteliuot masalius ir pagaudyti. Žiūriu, kad beveik valtis jau išsileido. Reik plaukti arčiau kranto, pasipūst. Dvi valandas gaudau, tai tuščia. Nu, žuvytės matau juda, mažos bent. Tai čia turėtų, turėtų žuvis būti aktyvios. Dabar lašnoja. Bet ryte kažko nesuprantu, stringa. Kaip guolis gal koks. Užstrigo. Jeigu lėtai suki, tai fėjas tai kosmosas. Tai vėl užstrigo. Kažką sulaužys tikrai turytai. Nes taip neturėtų būti. Naurai tai vėl lašnoja. Užsidėjau woblerį, bandau dar kažką pagauti. Turbūt valandą dar pusvalandį pažvejosiu ir reiks lipti lauk jau. Tokia turi ešerio imitacijas, senovišką woblerį. Norite, kad kažko nenori suktis, nežinau. Nu ir oras eina savo. Dar miške būčiau, galėčiau kažkur pasislėpti. Dabar viduryje ežero tai nelabai ką pasislėps. Varau į krantą. Užteks šiandien.
Dar bandau plaukti krantą vilkiaudamas, gal kažką paimsiu. Nu ką, ant kranto, bet orelis tai oras gal dar neblogiausia. Tik kelnes šiek tiek sušlapau, nes jie buvo, neturėjau nieko užsiklot. O taip normaliai nesušalau, bet lietus tai jo ištisai, nors nežadėjo prognozę. Nu, žodžiu, dienelė. Dar droną ką tik sugebėjau nuskandint. Skrido nabagas į medį. Kažkoks valdymas dingo. Vieną kartą į medį atsimušė, į šakas nusileido šiek tiek arčiau vandens. Netgi buvo vandenį kritęs, bet išplaukė pats. Ir dar kartą bandžiau liktai išplaukti, bet vėl į medį atsimušė. Tai nesupratau ir nuskendo. Nuskendo, žodžiu, prie pat kranto. Tai išgriebiau. Iš vandenį išpyliau, nežinau, gal atsigaus, gal neatsigaus. Bet jo, reiks matyti senelio Šalčio naują droną prašyti. Nu ką, einu dabar malko, kol nesutemo dar, užsikursiu laužą ar bats pasidarysiu, ir pakimarinsiu. Nu jo, gyvasties tai pilna, pasėmiau vandens, bet nuvirs, nieko baisaus. Nu ką, šiandien nieko valgomo nesusiradau, nepagavau. Tai arbatos atsigersiu. Dar grybų aišku būčiau radęs, bet tiek jau to. Tai truputėlį pabadausiu, tik tai sveikata bus. Nu, arbata, tiesą pasakius, irgi reiktų pasakyti, kad bus su vėžiagyviais. Šitam ežere kažkada prieš gal kokią 15 metų esu pagavęs lydeką, nedidelę. Esu vėžiavęs
Bet jau irgi senai turbūt, apie 20 metų atgal kokį. Tai atmindavau su dviračiu čia. Turėjau tokią lengvą gumešką. Gal, nebežinau, gal 8 kg. Tai žodžiu, tokią pasimdavau. Čia paspiningaudavau. Sugersim arbatos. Pakimarinsim. Gaila negaliu pasilikti ant nakvyniai. Nu, šiandien apskritai tokią dieną. Žuvų nepagavau, droną nuskandinau. Maisto nesusiradau. Nu, visada reikia tikėtis, kad kitos dienos bus geresnis. Kiek dabar tų valandų čia? O, 6 dar tik. Nu, va, radau. Galvoju, nerasiu valgyti, va. Panašu, kad nesukirmėjęs. Tai pasikepsim. Tai. Gerai, kad neužsiplikiau verdančių vandenį. Nu ką, išsikepsiu grybą ir turbūt važiuosiu. Jie beveik 8 valandos. Tai užteks šiandieną. Bet jau viskas. Turbūt jau reiks pradėti maisto savo neštis. Nes jau grybai turbūt baigsis greit. Su žuvim vėlgi labai neaišku. Jo, žiema čia sudėtinga, be medžioklės nelabai ką čia prasimaitinsi, išgyvensi. Nu, kokiais tinklais dar žuvį, aišku, galėtum pagaudyti kažkokiu tai būdu. Bet su meškere tai jau sunkiai, vangiai juda, šaltas vanduo. Nu, bet vėlgi, su žuvim turbūt galim visą žiemą žvejoti. Čia nėra didelė tokia kaip taisyklė, kad jos nepagausi. Tik jeigu žiūrėti iš energinės pusės, tai su meškere baisiai daug turi nueiti, kad pagaut kažką. O energijos iššvaistai turbūt daugiau negu sugauni. Nu va, grybas. Išvaizda gal negeriausia, bet aš labai estetiką ir netaikau niekad. Nu, čia toks džiovintas, keptas. Man šliurpalai vis dar patinka. Gerulis, šiaip dar druskos reikia užsibarstyt, bet tingiai eit parsinešt. Tai suvalgys natūralų grybą. Atėjau išsiplaut katilą, matau vėžys ropinėja. Panašu į rainį, bet nesu tikras. Gal pavyks su katiliuku ištraukti. O čia yra kažkur giliai, giliai. Turbūt nepavyks. Nu jo,
Nu svarbu neišsimaudžiu. Ačiū, kad buvot. Šį kartą ne viskas pasisekė, kas suplanavau, bet turbūt jau čia ne paslaptis. Tai mano išvykose dažnai tai būna. Tai sakau ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų. Ate.